Sveiki, aš esu Stasys Buškevičius ir jūs žiūrite specialų pranešimą, kanalą, kuriame kalbame apie tai, kas yra svarbu. Ko gero pats nemaloniausias klausimas, kurį gali išgirsti žmogus gydytojo kabinete, yra, o kur jūs buvote anksčiau? Ir ne vien todėl, kad paprastai ši replika reiškia, kad pacientas turi rimtų sveikatos sutrikimų. Tačiau kai kuriuos tai įskaudina. Įskaudina todėl, kad tas anksčiau kai kuriems žmonėms reiškia išganingojo talonėlio pas gydytojo specialistą ilgą laukimą. Išties, kada pajuntame kažkokio negalavimo simptomus, kreipiamės į šeimos gydytoją. Dažnas yra atvejis, kad nuo simptomų pajautimo iki užsiregistravimo pas šeimos gydytoją praeina geros kelios savaitės. O toliau prasideda ilgas kelias per kopas. Siuntimai pas gydytojus specialistus, ilgos eilės, tyrimai, pakartotiniai tyrimai, išvados. Tokiu atveju, jeigu yra liga greitai progresuojanti, o tai būna labai dažnai su širdies ir kraujagyslių ligomis, kai kuriais atvejais ir onkologija, tokia ilga kelionė dėja gali baigtis labai tragiškai. Žinoma, gydytojų kaltės čia greičiausiai visiškai nėra. Aš manau, kad jiems patiems nepatinka dirbti tokios įtampos sąlygomis. Tačiau akivaizdu, kad sveikatos sistema tikrai turi didelių trūkumų ir turi labai rimtų bėdų. Apie tai, kas vyksta su mūsų medicina, šiandien kalbame su politiku, Kauno politiku, socialdemokratų atstovu Donatu Lavkausku, kuris visai neseniai atkreipė dėmesį į šias skaudžias problemas straipsniu, kuris buvo publikuotas interneto portaluose. Sveikas gyvas, Donatai. Na, ar pačiam dažnai tenka pas gydytojus lankytis? Ir jeigu tenka, tai kokie paties asmeniniai įspūdžiai? Man pačiam asmeniškai pas gydytojus lankytis labai tankiai netenka. Nesakau, kad neteko būti, nesakau, kad neteko laukti eilės ir nesulaukti. Teko net ir prasidėjus kažkokiem darbam, kitiem užimtumui ir nenueiti. Bet šiaip aš neįtin pats daug susiduriu, bet turiu labai daug artimų žmonių, tai senelių, turėjau tėtį, teko susidurti su ligoninėm, su poliklinikom, su slaugos ligoninėm. Eilės visur yra baisinės ir pajuokaujant galima būtų pasakyti, kad kai kurie žmonės nuo to dar daugiau suserga. Tai čia paties tokios asmeninės yra tos patirtis iš artimųjų, bet pats, kadangi vis tiek esi viešas asmuo, visuomenininkas, politikoje dalyvauji, tenka greičiausiai bendrauti su daug žmonių. Ar tai, ką papasakoji, yra išskirtinai tavo neigiama patirtis, ar galbūt ir kitiems tenka su panašiais dalykais susidurti? Kokios yra kitų žmonių patirtis? Gal tu žinai platesnį vaizdą, ne vien tik tai iš savo asmeninės perspektyvos? Prieš keletą metų buvo atliktas tyrimas Europos komisijos apžvalga, kurioje teigiama, kad vidutinė Lietuvos gyventojų trukmė yra 6 metus trumpesnė negu Europos Sąjungos kitų šalių gyventojų. Tai yra didžiulis turbūt skirtumas. 6 metai turėtumėm sutikti. Aš noriu įsiterpti. Taip, pagal tuos tyrimus paaiškėjo, kad nuo tų ligų, iš kurių realiai galima išvengti, kalbam apie širdies ir kraujagyslių ligas, taip, mirštamumas Lietuvoje yra labai didelis ir jis gerokai viršija ES vidurkį. Žinoma, čia galima būtų diskutuoti ir ginčytis, ko gero, kad galbūt lietuviai vyrai, nes dažniausiai vyrai nuo šitų ligų miršta, galbūt jie neskiria pakankamai dėmesio prevencijai, gal negyvena sveiko gyvenimo būdo, bet ko gero vien tik tai ant prevencijos, ant paties žmogaus prevencijos ir gyvenimo būdo, ko gero visko nurašyti neišeis. Nes vis tik tai laiku diagnozuota liga, tai yra ir laiku paskirtas gydymas. Ir jisai bus efektyvesnis ir greičiausiai pasekmės jo bus netokios tragiškos. Kaip ir kalbėjom, kad padaryti laikų diagnozę, reikia laiku patekti pas gydytoją. O čia apie ką mes ir kalbam, ir randam ir tą bendrą kalbą, iš tikrųjų sutinkam vienas su kitu, kad viskas gerai. Pajutau negalavimo simptomus. Šiandien man liktai galva svaigsta. Kažkas yra negerai, širdį skauda, ar tai krūtiniai kažkoks spaudimas. Aš kur kreipiuosi? Pas šeimos gydytoją. Kas tada užsikuria visas procesas? Šeimos gydytojas šiandien negali, bus po kelių savaičių laisvas, nes didžiulės eilės. Tada vėl siuntimai pas gydytojų specialistus. Per tą visą ciklą iš tikrųjų galima nesulaukti tos dienos, to gydymo. Tyrimo rezultatas, tai yra blogas rezultatas, jisai parodo iš vienos pusės greičiausiai taip, kad neskiriam pakankamai dėmesio prevencijai, bet tuo pačiu beda pirštu
ir į mūsų sistemos bėdas. Ne į gydytojų kompetenciją, dar kartą pabrėžiu, ne į gydytojų. Aš tikiu, kad tikrai pas mus paruošia pakankamai gerai gydytojus, bet bėda į sistemos klaidas. Nes vis tik tai eilės tai jau yra sisteminė bėda. Mūsų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pati teigia, kad paruošia labai daug medicinos, darbuotojų, specialistų, kurie ganėtinai atitinka didelis skaičius skaičiuojant vienam gyventojui. Bet mes tuo pačiu susidurėme su problema, kad trūksta mums gydytojų mūsų medicinos įstaigose. Ir ypatingai trūksta jų rajono įstaigose. Tai vadinasi, tai yra neteisingai, tie gydytojai paskirstomi. Aišku, turime dar vieną bėdą, kad gydytojai tiesiog išvyksta iš Lietuvos, vyksta dirbti į kitas šalis, kur atlygis apmokamas ženkliai daugiau. Tai reiškia paradoksalu, kad mes paruošėme specialistų, atrodo turime daug, bet neturime jų dirbančių įstaigose. Paruošėm ne savo, kitaip sakant, tai mūsų sistema ruošia gerus specialistus, bet ruošia dėja kitom šalim. Tai vat, normalu, kad tiesiog žmonės turbūt nuogastauja ir girdint, kad trukmė gyventojo trumpėja, aš manau, kad ar norėtum, Stasy, 6 metus gyventi trumpiau, jau galėtum gyventi 6 metus ilgiau? Ne, aš norėčiau 6 plus dar 6. Tai čia va toksai... Ir kad nereiktų pas gydytojus lankytis. Su visa pagarba gydytojams, bet geriau pas juos nesilankyti. Nu taip, šitoje mūsų sistemoje tikrai taip. Kas blogai matom, žinom, daug kas sutiks, kad taip tos yra bėdos, bet kodėl pačiam, kodėl taip yra? Kaip pačiam atrodo, kodėl taip yra? Kodėl yra blogai, kodėl nepavyko iki šiol išspręsti tos problemos. Jeigu tu žinai, aš žinau tą problemą, žino, kaip sakai, mūsų artimieji, pažįstami draugai, jie žino, visi žino, vadinasi, žino greičiausiai ir ministerija. Tai kodėl jos nepavyko išspręsti? Mano nuomonė, kad 30 daugiau metų niekas iš esmės tos problemos ir nesprendė. Išskyrus sprendžiama yra pastatų klausimas, kaip sujungsim gal ar nesujungsim kažkokį korpusą, kaip mes padarysime kažkokią reformą, kad sujungsime skyrių arba sumažinsime lovų skaičių, kaip mes gydytojus perkelsime iš vienos vietos, arba kaip pakeisime pavadinimus, ten kiekvieną kartą ten ar ten slaugytoja, ar ten jinai tampa, reiškia, dar kažkokio kito pavadinimu. Tai yra kažkokios reformos to vietoj daromos, tai reiškia, pinigai gal kažkiek ten stumdomi pirmyn atgal. Buhalterinės techninės reformos. Bet pačios reformos, kad jinai būtų akivaizdžiai atsižvelgiama ir sprendžiama kaip medicinos reforma, kurioje vietoj būtų galvojama, kaip, reiškia, gydytojus išlaikyti, kaip suteikti prieinamumą žmonėm patekti. Ir jeigu matom, kad sunku pas juos patekti, tai galvot, kodėl negalima patekti. Ar tikrai kažkas vienas bandė, gal ir link to buvo pajudėjęs, ar po to pasikeitus kažkokiai valdžiai, perėjus kitiems ministrams, ar nebuvo sugriaunama ir tada sakoma, kad yra taip geriau. Tai kas, tai yra kova, kad aš žinau gal geriau, bet tuo metu, kol bandoma pakeisti ligoninės langus, dastatyti vieną papildomą korpusą, tuo pačiu sumažinant lovas, kažkas tai nesutinka su logika. Bet tuo pačiu žmonės serga ir sirgdami miršta. Tai ko gero, gal netgi, taip pasakyčiau, čia yra bėda, kada yra reformos daromas, tos techninės, buhalterinės, skaičiukus žiūri, kad viskas sueitų, tam, biudžete ir panašiai. Bet mūsų valstybė labai dažnai pamiršta žmogų. Pamiršta žmogų tą, kaip dabar mėgstama sakyti, žmogiškai kapitalą. Jie iš tikrųjų neinvestuoja. Jo nežiūri, jo netgi nevertina. Nors viską, ką mes turim, kūrė žmogus. Ne technika, ne dar kažkas žmogus. Čia ko gero ne vien tik tai medicina, bet kadangi šiandien kalbam apie mediciną, tai tas ir yra problema, kad specialistų paruošiam daug. Kur jie dingsta? Disproporcija tarp miesto ir provincijos yra. Viskas tai yra tik todėl, kad vis tik tai valstybėje nėra požiūrio į žmogų, jo išlaikymą. Taip, už tai mes prarandam iš tikrųjų talentus, mokslininkus įvairius, ne tik tai medikus, ten, fizikus, matematikus, humanitarai netgi išvažiuoja. Tai yra didžiulė mūsų valstybės problema ir medicina yra tik tai vienas sektorius, kur šitie simptomai yra jaučiami, tos ligos bendros, kur apėmusi visą organizmą, negebėjimas išlaikyti žmonių. Taip, ir aš netgi galvoju, kad ne vien atlyginimuose yra problema.
Be abejo, Norvegijoje, Vokietijoje aš garantuoju, kad gydytojas uždirba jisai daugiau. Bet ne visiems išvykimą nulėmė vien tik tai finansinis klausimas. Juk sutik, kad jeigu ten, kad tu keliais šimtais eurų, sakykime, gausi daugiau, kad ir 1000 eurų, bet jeigu čia esi sukūrė šeimą, turi būstą, gyveni, ne kiekvienas mes viską. Prisiriša prie vietos, netgi prie pacientų, prie aplinkos. Čia yra jo aplinka ir tikrai vien dėl pinigų visi neišvažiuotų. Ar teko girdėti, pavyzdžiui, skaityti spaudoje apie mobbingo atvejus, apie tos tragiškai pasibaigusias jaunų medikų savižudybės? Taip, iš principo, tai kas be ko, tai faktas, kad vieni skaičiai ar jie neduos. Bet kokiu atveju mes paimkime labai paprastą pavyzdį. Kiek baigęs mokyklą žmogus mokinasi, kad taptų gydytoju? Kiek laiko užtrunka? 12 metų. 12 metų. Dabar pasakykime, per 12 metų, reiškia, mokinantis, kiek jisai gauna pajamų tuo metu? Kaip jisai gali kurti savo šeimą? Kaip jis gali turėti vaikų? Ir kas yra jo 12 metų praėjo? Ir galų gale praėjus 12 metų jis gauna savo tą darbo vietą. Jeigu tai vėl nėra dideliai ligoniniai, tai jeigu ir gauna, tai kaip mini, atsiranda mobbingas ar dar kažkas. Gerai, išvažiuoja į kitą ligoninę, nesvarbu. Gal nėra ten tokio mobbingo nedideliai ligoniniai, tarkim. Gerai, bet man pasakykite tada kitą dalyką. Tai jeigu gydytojas iš prigimties yra altruistas, tai kuo mes jį paverčiam po 20 metų? Mes jį paverčiam žvėrimi, kuris gal net nenori matyti savo to paciento. Greičiausiai taip, jisai jau būna pavargęs. Tai elementarus dalykas. Taip. Ir galų gale po 12 metų jis išvykęs dirbti į kitas šalis, gauna visiškai kitokį vertinimą, gauna kitokį atlyginimą, gauna pagarbą. Pas mus yra gydytojams kai kuriems pagarba. Taigi mes kartais jiems jokios pagarbos ir pykstam kokią gydytojų pagarbą, nes jis manęs nepriema. Jis manęs nepriema 3 mėnesius. Tai iš tikrųjų nėra gydytojo kaltė. Ar jis nepriema? Jis priema, bet sistema neleidžia, kad jis priimtų ir tam dalykui trukdo. Finansai čia sutikime, kad taip pat vadina didelę reikšmę. Vien tame, kad visas tarpsnis žmogaus gyvenime čia yra labai ilgas, kuriame nėra realiai finansų. Sutinku. Ypatingai dar, kas man užkliūva, kada gydytojas, sakykime, gerai dabar sulaukė tos savo eilės, ten praėjo tos mėnų laiko pas specialistą. Tu pas jį patekęs, paskaičiuok, kiek laiko užtrunka apžiūra žmogaus paciento ir kiek laiko popierių pildymas. Ne popierių kompiuterė, sistemoje, e-sveikatoj. Kiek ten reikia visko užpildyti, kiek suvesti duomenų. Iš principo gydytojas ne savo tiesioginį darbą dirba, kad jisai žiūri pacientą, įsiklauso, tyria jį. Ne, jisai turi užpildyti krūvas popierių, daugybė biurokratinių yra suvaržymų, tarsi kaip sekretorius dirba. Jisai yra ir gydytojas, ir sekretorius. Manau, tai nėra normalu. Ir aš tikrai žinau, kad kai kuriuose šalyse, beje, tos pačios Skandinavijos šalyse, gydytojas yra šventas žmogus, tai yra jo darbas yra tik tai gydyti. Jisai tik tai gydyti. Techninį darbą dirba kitos kategorijos darbuotojas. Aš įsivaizduoju, taip ir turėtų būti. Kitoj laidoj, kada pakviesi pakalbėti, aš papasakosiu apie startupus, kokius kuria lietuviai medicinoje ir kurie keliauja į Ameriką ir net nelieka Lietuvoje, net ir Europoje iš tikrųjų nelieka. Keliauja į Ameriką, kur yra visiškai kitoks modelis, aišku, bet kokios yra įrangos, kurios atima krūvą šito darbo, kurį ką tik paminėjai. Gerai. Bet čia kitoj laidoj. Dabar įsivaizduokim, kadangi pats dalyvauja politikoje, hipotetinė situacija. Paima patį, išrenka, tarkim, ir paskiria, neišrenka, paskiria sveikatos apsaugos ministrų. Leidžia susidaryti savo komandą, turi visus įgaliojimus. Ką darytum, ko imtumės? Pirmiausia, aš ne medikas, nebaigęs medicinos manęs nepaskirs, bet jeigu jau tai būtų... Dabartinis sveikatos apsaugos ministras irgi toli gražu ne medikas. Beje, vidaus reikalų ministrė taip pat nėra... Nieko bendro su vidaus reikalais neturi. Ir čia tikrai nėra gerai. Bet čia dar kitoj laidoje apie tai. O dabar apie tai, jeigu tokį iššūkį, kaip sakyt, gautum iš principo. Tai manyčiau, kad pirmiausiai tai viskas prasideda nuo švietimo. Nuo švietimo mokykloje, darželyje, visuomenėje, šeimos ir taip toliau ir taip toliau. Tai pirmiausiai nuo švietimo viskas prasideda keliaujant į šitą pusę. Kaip bebūtų.
Bet dabar ministrui būnant, aišku, reiškia nebus laiko švietimui. Jo, nebus laiko švietimui. Tai aš manau, kad pirmiausia turėtų būti kiek įmanoma ruošiami specialistai, tie, kurie yra reikalingi ir tų, kurių trūksta. O ne tai, kai mes sugalvojom, kad jų reikia, arba kažkas sugalvojo, kad jų gal reiks, arba dėl to, kad labiau tai yra apmokama ar neapmokama. Tai pirmiausia, tai reikėtų žiūrėti, kurie specialistai iš tikrųjų reikalingi ir vat būtent į tą pusę suorientuoti. Čia yra jau kiti sprendimai, kaip tai padaryti. Ar tai reiškia daugiau kažkur duoti finansuojamų vietų, kad ten ateitų, čia reiktų galvoti. Bet esmė, kad pirmiausia reikia pagalvoti, kad jeigu mums reikia tų specialistų, reikia už tos specialistus. Čia kas bebūtų. Toliau bet kokiu atveju mums reikėtų suvaldyti pinigus biudžetus taip, kad gal kai kurios vietos, kur yra biurokratai, ten yra pinigų daug. Bet klausimas, ar jie ten reikalingi ir mes tikrai pasižiūrėję rastumėm tų pinigų, kur galima būtų skirti medikams. Taip pat labai svarbu gydytojams sukurti patrauklias darbo vietas, kad jis būtų patrauklios, kai šiandien dieną yra sukuriamos privačiose gydymo įstaigose. Darbuotojas jaučiasi ten gerai, tvarkingo aplinkoj, tvarkingas laikas vizitų žmonių. Lygiai taip pat prie to reikėtų pereiti, mano galva, ir pagalvoti, kaip mes galėtumėm gal rasti kažkokių tais alternatyvų, kaip gal kokios privačios įstaigos turi metodiką atlikti tyrimus greičiau, skubiau, ko gal negali kažkokios rajoninės įstaigos medicinos. Reiškia, mano tokia nuomonė, jeigu gali privačios įstaigos suteikti paslaugą greitai, kuriuose dirba tie patys medikai, kurie dirba ir valstybinėse įstaigose. Jeigu gali atlikti ir pateikti paslaugą gerai, kokybiškai, tai reiškia, gali tai padaryti ir valstybinės įstaigos. O tose vietose, kur, sakykime, gal trūksta mums kažkokios įrangos, kaip sakykime, tai reikėtų ieškoti sąlyčio taškų, kaip galima būtų gal tą pacientą nukreipti į tą privačią įstaigą ir gal kompensuoti už tą tyrimą iš valstybinių lėšų. Kad taip sutaupytumėm lėšas, reiškia, gydytojų, kurie galėtų greičiau išspręsti ligoninio problemą valdiškoje įstaigoje. Aš manau, kad čia reikėtų jau ieškoti, nes šiandien dienai privačios įstaigos įrodė, kad medicina Lietuvoje gali veikti puikiai, greitai, efektyviai. Tai yra padaryta. Tai jeigu privatus verslas tą padarė, tai kodėl 30 metų nepadaro valstybinės įstaigos? Aš nesakau, kad čia ministro vietoje būtų lengva pozicija ir lengva tai būtų išspręsti. Bet ministras vienas taip pat neįspręs. Tam yra ministerija, tam yra specialistai. Ministras gal galėtų užduoti toną ir laikyti, kad jis būtų to prisižiūrima. Daug tų sprendimų minčių čia būtų galima išdėstyti. Faktas tik vienas, kad reikia surasti sprendimą, kaip žmonės patektų pas gydytoją ir gal galėtų išgyventi ilgiau, nenumirė 6 metais anksčiau. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai skausminga problema. Pats paminėjai, kad reikia rasti sprendimą. Aš manau, kad gal net, taip, be abejo, sprendimą reikia rasti. Ko gero, sprendimą rasti, gal jis jau ir yra. Aš turiu galvoj, žinoma yra ką daryti, kaip pasakai, yra ir geroji praktika privačios medicinos, yra kitų šalių gerieji pavyzdžiai. Čia ko gero, iš tikrųjų, aš manau, kad vėl viskas susiveda į tą žmogišką faktorių, į valios nebuvimą. Į galbūt pataikavimą tam tikriems interesams, neturėjimą. Labai dažnai būna politikas, tapęs ministrų politikas, jisai būna, galim sakyti, bestuburis. Jisai neturi vizijos, jis neturi idėjos, jis yra plėšomas ir blaškosi tarp įvairių interesų grupių. Čia yra vėlgi, pasakysiu, tai yra mūsų valstybės bėda. Nėra politikų su stuburu, turinčių idėjų ir galinčių jų siekti. Sprendimą visada galima rasti. Ko gero yra valios trūkumas ir galbūt netgi kompetencijos trūkumas, kad paimti ir tiesiog vieną kartą padaryti. Tai čia be abejo. Ne, bet aš tikiuosi, kad taip yra šiandien, galbūt kitą dieną, kitais metais, kažkada ateis, ar pats, ar ne pats, bet kažkas ateis į aukščiausią valdžią žmonės, kurie turės galimybės, gebėjimus ir valią įgyvendinti tikrai būtinas reformas mūsų valstybei. Kągi, Donatai, ačiū tau už pokalbį. Gal dar kažko norėtum palinkėti žmonėms tradiciškai? Labiausiai norėčiau palinkėti žmonėms tai nesirgti,
ir kad netektų stumdytis mūsų neveikiančiuose medicinos koridoriuose. Tikrai taip, sveikatos visiems. Ačiū gerbiami žiūrovai, susitiksime kitą kartą, pažadu, tikrai bus įdomių temų.